Katra sutiko kaip buvo, ką darė ir kaip yra dabar. Žydros grupę pristatė kaip erdvė. Tai sveika, Žydra. Labas vakaras, alkoholikė Žydra. Tai aš dar, biškutė, aš nežinau, to laiko nenustatysi mane limito, matysi pati, palik tik tai biškai gal klausimam dar to laiko, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ačiū. Prašau, Žydra, rinktis. Tai iš tikrųjų, jo, ačiū už suteiktą galimybę, kad galiu pasidalinti savo patirtimi savoje grupėje, namų grupėje. Tai yra daug drąsiau ir tas jauduliukas netoksai. Tai vat mano pačios blaivybė dabar yra, jau skaičiuoju aš ją metais, kažkaip mėnesiais man užsimiršta. 3 metai, 4 mėnesiai, 29 dienos pažiūrėjau šiai dienai. Tai pirmus metus skaičiavau kas mėnesį ir tai buvo man be galo brangu, tiesiog kaip gimtadienis, mėnuo, 2 ir tuos ant medaliono, tuos taškelius dėjo įkaltus tokius, nes esu iš mažo miestelio, gal pradėsiu nuo pradžių labiau. Ir aš paragavau alkoholio 13 metų, pamenu. Vat kažkaip tai galvoju, gal 16, ta kažkaip įsitrina atmintis mano alkoholikės vis dėlto, kiek seniau, kiek dabar, nežinau, kažkaip su ta atmintim, bet kažkada pagalvojau, kada aš pradėjau, va taip paragavau ir kada man patiko netgi. Patiko tai, va 13 metų šampano ragavau ir tas pojūtis, paragauta šampano, ten taurė, 2, nebepamenu kiek, bet man būsena buvo labai gera. Aš atsipalaidavau, aš draugų būry buvau kaip siela tokia rato ratelio. Tokia galėjau, aš tada galvojau, kad aš dabar tai esu savimi. Nu, tokia lyderė. Ir man kaip patiko tas jausmas. Ir tiesiog aš anksti iš tikrųjų 16 metų ištekėjau. Ir mes su vyru turėjom va tokį draugų ratą, kur kiekvieną savaitgalį būdavo baliai. Tai va taip nuo 13 metų ir tiesiog kiekvieną savaitgalį. Ir tai man atrodė visai normalu. Tai va tokia buvo mano iš jaunystės, bet o jeigu grįžtant į vaikystę, tai vaikystė irgi augau šeimoje, ir tėtis, ir mama, tas tarybinių laikų šeima, kur nebuvo irgi ten vengiama to alkoholio, jo. Tuo metu atrodė tai norma ar normalu, kai pakelia, atsimenu, kad ir vaikas būdavo pakelia ant stalo tas degtinės butelys. Ir ar kokia proga, ar ką, tai tiesiog buvo norma. Todėl man jaunystėj, paauglystės irgi netgi laiku, tai man tie savaitgaliai, tai nu tiesiog taip visi daro, taip baliavoja, atsipalaiduoji. Ar aš mokinuosi, ar po to dirbau, tai yra tiesiog būdas praleisti savaitgalį. Ir aš kitaip nemokėjau ir nesupratau. Tai ir va tada jau kažkaip tai nuo pačios vaikystės, jaunystės, gal jau perina tą paauglystę tokią jaunystę, kai prasidėjo tas laikas, tai aš jau tada ėmiau tą tokią pavyzdį, tą gal iš tėvų, kad nu, tas visas mano siekimas eiti per galvas, būti pirma, būti pati geriausia, kad mane pagirtų, įvertintų ir mokykloj, ten ar klasiai, tai ten seniūnė, ar vėl stojau mokytis, vėl kažkur siekiau kažkokio įvertinimo vis ir vis norėjau pasirodyti, visada man to dėmesio labai reikėjo. Ir aš išgėrus tik tai iš tikrųjų alkoholio pavartojus išvis būdavo, nerealiai gerai jausdavus tiesiog, kaip aš galvojau, tai tapdavau savimi. Ir jau gyvenant su vyru, sukūrus šeimą, mūsų vakarėliai tęsiasi toliau ir taip, kaip sakau, kiekvieną savaitgalį vaikai augo ir pagal mūsų abiejų su vyru suvokimą, tai kadangi tai buvo normalu, draugai keitėsi, vieni skyrėsi, kiti prasigert pradėjo, tik aš pastebėjau savyje, kad aš neatsimenu šeštadienio, aš neatsimenu penktadienio.
Aš atrodo šeimai viską duodu, darau jiems, aš darboholikė, dirbu labai daug, stengiuosi, kad visi valgyt skaniai turėtų, atrodo, kad aprengti būtų, kad aš pati, sakykime, pareigas geras pasiekiau, kad ant laikraščio viršelio būčiau. Aš viską duodu, atrodo, šeimai. Ir noriu įvertinimo ir šeimoje. Ir aš tiek daug darau ir aš savaitgalį, aš turiu atsipalaiduoti tiesiog, kitaip neišeina, nes labai sunkiai dirbu. O kad tiem patiem vaikam ir vyrui reikia visai ko kito, imkim vaikam to dėmesio natūralaus, tos vaikystės. Gal dabar aš tai suvokiu, suprantu, kad pokalbiai su vaikais, ko jie nori, apie ką svajoja, ką paveikt su jais. Bet supratimas visai atėjo po kiek metų, kai einu blaivybės keliu ir programa praeita ir gyvenu pagal dvasinius principus. Tai atrodo, kaip dabar duotas antras gyvenimas, kaip 2 gyvenimus gyvenau. Ir aš šituo gyvenimu, kur dabar gyvenu, tai aš juo be galo įvertinu, džiaugiuosi, saugau, dėkoju. Bet tas praeitas gyvenimas, aš to nežinojau, aš to nemokėjau. Ir pamenu virtuvėj, nueinu, darau vakarienę, atrodo, viskas paduota, čia atbėgu sūnui lėkštę prie kompiuterio, ten dukrai irgi ko nori, ten, patenkinu visų poreikius ir aš tokia gera mama. Bet aš pasikavojus pleškutę tą virtuvį spinteliai gerinėju ir pamenu, sūnus tik užeina į virtuvę, nori pakalbėti, kažką tiesiog pakalbėti, pats papasako ir pamato mano veidą įraudusi nuo alkoholio. Ai, pro duris ir išeina. Tai dievulis dar duoda man priminti tokius dalykus ir džiaugiuosi, kad man tai primenama, į atmintį ateina, nes aš žinau tada, kokia buvau ir kokia esu dabar ir ką turiu vertinti, kokią dovaną aš dabar turiu. Kad mano tas gyvenimas, tas pats pirmas, kaip vadinu, tai aš gyvenau tik savo, dėl savęs, atrodo darau visiems gerą ir šeimoje, ir aplinkai, ir mamai, ir tėčiui, ir sesiai, bet vis tiek visas nukreiptas nauda yra vis tiek ateina man, dėmesys man, finansai man, tos pačios, ką noriu veikti laisvalaikį, aš turiu gauti to, ko nori. Pas mane labai buvo šeimoje, aš vaikams ir vyrui, tiesiog buvo mano žodis ir pirmas, ir paskutinis. Jie neturėjo savo nuomonės. Aš, kaip pasakiau, ir tai buvo šventa, ir tiesiog kažkokia diskusija ir šeimos tokie pasikalbėjimai, aš nesupratau, man atrodo. Tiesiog aš tokį modelį ir turėjau iš savo šeimos, kad mama pasakydavo, ir tai nediskutuotina. Taip pat aš savo šeimoje lygiai tą patį dariau, iki tam tikro laiko, kol leidosi saugo sūnus. Tai irgi, kai reikėjo stot mokytis, sūnus, ateinu vieną vakarą ir sakau, kur stosi, kur rašysies, sako, aš jau padaviau dokumentus. Tai man buvo toks pradžiai šokas, o tai sakau, pasitart nereikėjo. Tai sako, aš kur norėjau, ten įstojau. Tada man kažkaip, tai aš labai iš tikrųjų ramiai sureagavau, bet man tada atėjo jau supratimas ir, gal Dievas pradėjo apšvies kažkiek protą, kad dar ir esamai alkoholį vartojančiai mamai, kad, žmonės gali ir normalu yra, kad turi savo svajonės, turi savo norus ir kad kažką aš darau ne taip, kad kažkas tai yra. Ir tada, sūnus įstojo, aišku, kur norėjosi bet ir mokyklojos laikais, imkim, vaikai, tas mokymasi, tie rezultatai visada ir vaikam dėgiau, kad būtų kuo aukščiausi, kuo geriausi, nes jeigu nebus gerų rezultatų, tai jūs nepasieksit, gero darbo neturėsit, finansų nepasieksit, tokių kažkokių karjeros ten. Žodžiu, viskas mano buvo sureguliuota, netgi kas, kur stot, kaip mokytis, kur dirbti. Nežinau, kiek aš būčiau taip reguliavus visiems. Bet, kaip sakau, pati pradėjau pastebėti tuos savo po išgertuvių, kad neatsimenu tuštumas. Kažkuriuo savo gerimo visų periodų, po kažkokio užgerimo, kai vaikai prašė, kai aš vėl neatsimenu to vakaro matyti, tai aš nusprendžiau, kad mesiu gerti. Ir aš mečiau gerti, tai gal 4 kažkur metam.
be jokios pagalbos, aš tai net negalvojau, kad aš esu alkoholikė. Ir man pavyko, tiesiog man labai patiko tas jausmas pasirodyti prieš visus, prieš giminės, ar balius, ar suėjimas, aš negeriu, tiesiog aš noriu negeriu, aš tikrai ne alkoholikė ir nesvarbu, kad kai būdavo vakarėliai su draugais, sakykim, aš bet minties užbaigdavau juos, bet aš tada įrodžiau, taip aš galvojau, kad, aš ne alkoholikė dar, noriu geriu, noriu negeriu. Ir man ta karūna taip vežė, tai aš atsilaikiau taip 4 metus, po to išvis pradėjo važiuoti stogas. Ir aš jau galvojau viskas, aš galiu iš viso, galiu nusipirkti vyno ir išgerti arba negerti, bet pasirodyti dar, kad aš vėl pradedu vartot, tai nenorėjau, tai į spintą pasikavoju, bandžiau po taurę, taip įsivažiavau vėl. Tai kai įsivažiavau, tai vėl dar kokių 10 metų su vyru vartojam, abu, tai ir vidury savaitės po darbų, tai biuletenį reikia pasimti. Žodžiu, ta istorija gerimo tokia daugiau buitinė jinai, gal sakyčiau, nes aš taip labai draugų tarpe ir namie, taip nėra tokio viešumo, kad tikrai iki dabar dar mažai kas žino, sakykim, tas draugų ratas ir savi artimieji, kad aš turiu problemų su alkoholiu. Tai kažkaip išvengiau to, saugojau, gal taip galvoju, kad savo vardą, matyt, vis tiek supratau, kad tas alkoholio vartojimas gražu nėra, taip įsivaizdavau. Tai ir einant metam vaikai augo ir aš taip galvoju, kad mano visų bėdų problemų šaknis tai yra mano vyras, kuris irgi gėrė, vartojo. Ir aš jam pasiūliau, kad jisai gydytųsi, jisai nesutiko. Ir aš tada išsiskyriau, nes aš taip maniau, kad čia jisai kaltas. Dėl to alkoholio savy problemų tikrai nemačiau. Nors aš prisipirkau knygų, pradėjau domėtis, į Vilnių pas psichologę susiradau, nuvažiavau, pakalbėjom, bet man nieko. Bet tada dievulis davė dar išbandymą, reiškia, ir tikrai tokį, kad sekė toliau mano kelias. Tai susiradau draugą, su kuriuo pradėjom dar daugiau gerti. Išvažiavom į Norvegiją, grįžtam 5 metų Lietuvoje, 5 Norvegijoje. Ir kadangi toli nuo namų iš vis nieks nemato, tai tas namas, kur gyvenam, tai taip atokiai, o ten lietuviai dirbo, tai savaitgaliais buvo visos sąlygos man vartoti alkoholį ir daug, pinigų yra. Ir tada galutinai tai pasileidau kasas. Turiuomenį, vienas kitą pasiguodžiam, kartu baliavojam, su draugais savaitgalį, būtent tais, kuriais gyvenam irgi. Žodžiu, visa aplinka ir aš pati, ir aš žinojau, jau mačiau, kad ateina šeštadienis, aš jo laukiu, šiaip iš tikrųjų laukiu, nes ten man trūko artimųjų, trūko tos aplinkos, bet aš laukdavau, kad mes vėl gersim, vėl baliavosim. Ir tada aš jau, tikrai tada aš jau mačiau, kad yra blogai. Kad yra blogai ir tie patys žmonės, darbuotojai jau pradėjo šnibždėtis, kad kaip aš viena moteris tarp vyrų ir nusigeriu vis, sakykime, ir dar tada, kaip seka sekmadienis, galiu visos sąlygos gerti tiek man ir mano partneriui, nes, kaip sakyt, įmonės ten vadovas, tai galim, pinigų yra ir ką norim, tą galim veikti, bet tai tas buvo kaip tik toks faktorius labai neigiamas ir pirmadienis galėjo sekti, kažkada iki savaitę laiko išgėrėm. Pamenu, pirmadienį mama atvežė degtinės butelį, tai buvo pati baisiausia akimirka mano gyvenime. Ir aš nubudau tik tai trečiadienį. Tai tokios akimirkos dėkoju Dievui, kad jis mano atminty tai išlaiko. Vėlgi pasikartosiu, kad dėl to, kad aš tada atsimenu, kas buvau ir kokia esu dabar. Ir vieną vakarą grįžus į Lietuvą, jau pradėjus byrėti mūsų su draugu santykiam, kažkur po 4 metų bendravimo. Man jų dukra buvo paminėjus, kad mama, tau reikia pagalbos, reikia kreiptis į anoniminius. Ir mane iš tikrųjų dar dukters žodžiai, bet jie lydėjo, bet ką aš mačiau. Mane į AA atvedė mano dukra. Jinai anksčiau 5 metų pradėjo tą kelią. Ir aš mačiau savo dukroje pasikeitimus, bet tokius, kad jinai tiesiog aš ją auklėjau 20 metų, buvo vienaip, taip įsivaizdavau, o dabar per pusmetį jinai tiek pasikeitė. Jinai tada manęs išklausydavo, patapo tokia švelnesnė, nekomentuoja, kažkas vyko joje, man labai patiko tai, ką jinai pradėjo turėti,
Ir aš galvoju, kas tas A, kas ten vyksta, ir jinai blaivi, ir jinai eina į priekį. Nu, tas toks veržimas, jis mane kažkiek sužavėjo, o aš mama už ją pusę amžiaus, ne vyresnė, ta prasme, per pus. Ir aš esu šitoj, kaip sakant, duobėjai. Tai kai su draugu pradėjo byrėti tie santykiai, aš dukrai paskambinau. Aš kaip įsivaizdavau, kad aš turiu būti blaiva, kad rodyti partnerius, kad aš galiu blaiva ir kad darysiu viską dėl santykių. Toks buvo mano supratimas. Tai tiesiog tas santykių dugnas mane privertė kreiptis pagalbos pas anonimus. Tai dukra mano padėjo man Vilnių nuvažiuoti pirmą kartą į AA grupę. Iš tikrųjų, kai atsisėdau, kaip sakau, ir prilipau prie tos kėdės, nes žmonės ten pamačiau, jie švytintis, jie paprasti, jie kalbėjo savo patirtį be jokių, kaip pasakyti, be jokių užuolankų. Kaip sakau, man buvo taip keista pirmą kartą, kad jie atvėrė visus savo juodus kambarėlius, jie pasakoja tas, kas buvo, susitapatinau ir aš, tą, ką aš praėjau, ką aš patyriau, irgi daug ką, sakykime, kalbėjo, bet aš galvoju, nu kam taip viską sakyta, dar reiktų, aš gal savo pasilaikyčiau, nu taip visko neatvert, o jie taip, ir aš pagalvoju, taip sava, bet jie tai yra tai, ir jie dabar tokie. Jie, matosi, kad jie atvairavo mašinas ir aplamai, jie laimingi atrodo, negali taip apsimest. Ir man toks buvo tada įspūdis. Ir aš taip norėjau, ir dėl dukters norėjau, dėl santykių norėjau. Ir buvo keletas tų nemažai priežasčių, dėl ko aš norėjau gyventi tik tai blaiviai. Tik viena, aš atėjau, kad gyvent blaiviai. Kažko nemokėjau, kažką turėjau padaryti. Ir prasidėjo mano kelias, aš pradėjau iš mažo miestelio po 130 km važinėti savaitę į Vilnių 3 kartus kažkur gal. Ir tikrai buvo žiema, ir nuo rudenio žiema, ir pusto, kažkada ten pusę kelio nuvažiavus, nematau kelio, bet vis tiek važiuoju, apsisukau, nes tiesiog padarysiu avariją. Ir grįžau, bet mano pasiryžimas buvo labai labai tvirtas. Aš iš karto susiradau globėją po 3 savaičių, tai manau, kad iš karto labai greitai. Tai tiesiog visi sakė, kad reikia eiti žingsniais, kad reikia susirasti globėją. Ir buvo viena moteris tokia, jinai labai šilta, graži, mane apkabino, tai man taip galvoju, jeigu jinai alkoholikė, tai mane praves, tai aš, kažką sužinosiu dar naują. Ir jo, jinai mane pravedė žingsnis, tai per 9 mėnesius praėjome žingsniais, aš važinėjau į tą grupę, taip gana intensyviai. Tai buvo mano toks susibrėžtas tikslas ir iš tikrųjų draugas šalia būdamas jisai vartojo, bet ką aš jaučiau, eidama pirmą kartą žingsnis, aš jaučiau tokią puikybę, euforiją, kad aš už jį geresnė. Kad aš net pati jausdavau, kaip pro jį vartojant, aš išeinu ir važiuoju į grupę ir man taip gera, kad aš aš pasiekiau, aš įrodžiau. Tokie jausmai pas mane dar buvo, o programos tai... Aš tik vėliau supratau, kad aš jos dar nesupratau, bet labai dėkoju Dievui šią akimirką, kad jis man atėmė norą vartoti, gerti. Tik tiek, kad aš tokia ėjau, knygą skaitėm ir man tai padėjo tikrai išlikti blaiviai. Ir eiti į priekį, kaip sakau, einu bėgis ir nei į dešinę, nei į kairę. Bet tas vis klausau patirčių, tai vieni tą pasako, užsikabinu, kiti tą, jau klausau kažko, analizuoju. Ir tiesiog po metų laiko jau praėjau žingsniais, aš blaiva, aš galiu gyventi. Aš ir atėjau, kad kaip ta blaivybė pasiekiama. Taip, aš nenoriu gerti, o kas toliau? Ir mano problema buvo ten, kad man labai bloga gyventi buvo blaivybei. Mane iš vidaus pradėjo plėšyti. Aš nežinau, kas man darėsi. Man taip skaudėjo viduj, toks buvo plėšimasis. Aš nežinau, geriau būtų ta kažkokia lūžus ranka, koja, koks dar skausmas, bet ne tai, ką tada jaučiau. Ir svarbiausia, ištisą dieną, kol užmiegi, jeigu dar galiu užmigti. Kažkokia siaubinga kančia. Aš pamenu tada, praėjus jau, kai po metų laiko prasidėjo. Mano taškymasis buvo 2 metai. Tas ieškojimas, kas man yra, kodėl mano vidus serga, kažkas nesijaučiau viduj, noriu rėkti, noriu žviegti, noriu ir nesuprantu. Apie kažkokį džiaugsmą, man visur buvo blogai, man darbe buvo blogai, aš ėjau su kolegom
man su jais visur kažkokį kiviršą pradėdavau, aš visur knaibydavau, nu tokia, aš pati savo ir jiem tikrai buvau nemaloni. Man to nei aplinka, nei aš pati nieks neteikė džiaugsmo. Nueinu paverkius ten, kur atokiau, ir vėl einu, ir vėl puikybė, galva užkelta, lipu per galvas. Tiesiog, bet aš blaiva, nu aš norėjau tik tai blaivybės. Ir iš tikrųjų aš labai ieškojau, tai aš nepasidaviau, man ir dukra palaikė, mama, ieškok, atrasi. Aš jau būdama tada buvo sąskrydis mūsų AA šventoji ir pradėjau lankyti Alanoną. Nu ir aš galvoju, gal kažkas čia man susiję, gal kad tėvai vartoja, aš gal labai nukentėjus, nuskriausta matyti, net man nedaduota gal kažko. Gal matyt prisižiūrėjus tų alkoholinių visokių vaizdų iš vaikystės. Nu visai, pradėjau Alanoną lankyti, susiradau globėją. Iki 6 žingsnio nuėjau, rašausi, skaitau, tarnaut pradėjau. Ir aš nesuprantu, man vis tiek geriau nesidaro. Mano Alanono globėja švytė, ant sparnų laksto, o man blogai, aš nežinau, aš rėkt noriu. Ir jinai žiūri, jinai nesupranta, kas man yra. Tada Alanono, pamenu, buvo Vilniuje toks susitikimas, gal 30 merginų sėdi ir aš jau nebeturiu kas daryti. Ir ten mokina, reiškia, 4 žingsnį kaip daryti. Ir tiesiog aš tada, kaip ten reikėjo vieno pavyzdžio, aš save pateikiau kaip pavyzdį savo ten vieną, būtent draugą analizuoti. Ir kaip sakau, aš išsinuoginau. Aš viską pasakoju, sakiau ir ant skelbimų lentos rašėm, analizavom, tada darėm 4 žingsnį, kad aš suprasčiau. Aš sakau, gal man 30 moterų pasakys atsakymą, kas man yra blogai. Išrašėm, padarėm. Ir aš jų klausiu, tai dėl ko man skauda viduj, kodėl mane plėšo. Aš nebežinau, bažnyčia einu, kas jo žiūri ir sako, nu tai tu, jos tiesiog bando man pasakyti, o aš nesuprantu. Tai jos vėl kaip psichologės analizuoja, sakykim, ten, tai gal tu tą darai, gal tu tą, mano viskas praeita, aš nebežinau, kas, sakau. Tai viena moteris ant galo sako, nu, supraskim, yra tuštuma, tiesiog tuštuma viduj. Nu taip, o ką man daryti toliau? Tai va, ir tada, kiek gal 1,5 metų lankiau grupę Moteris myli per stipriai su psichologė, ten bandžiau ieškoti. Aš nesakau, kad nedavė kažkokių teigiamų dalykų tie mano užsiėmimai, mano ieškojimai, irgi kažkokių dalykų man teigiamų davė, kažko išmokau, bet aš atsakymų tų neradau. Tada man viena iš mūsų alkoholikų, man sesių patarė, sako, tiesiog rekomendavo, jai padėjo, ten pasidalino patirtimi, jai padeda, kad kai klauso seminarų, būtent spikeriniai seminarai, ir aš pradėjau rusų klausyti. Ir mane užkabino. Aš tik pajaučiu, kad aš vieną paklausiau ir man kažkoks atsakymas atėjo. Ir tas pats tai buvo man kaip tabletė nuo galvos skausmo. Pagavau, kažką supratau ir aš tai pradėjau juos klausyti, vienus, kitus. Mano savaitgalis, sakykime, nuvažiuoju pas dukrą į svečius, prasideda taip, kad aš 3 spikerinį, kiek ten įmanoma, visą dieną aš juos klausau arbata, pavalgau ir į tualetą ir bet aš išlieku kažkiek ramesnė, aš gaunu tų vaistų kažkokių, tai man taip atrodydavo ir tikrai aš jau. Ir dukra man atsiuntė mūsų vienos sesės spikerinį pasidalymą ir aš sustingu, aš klausiau kelis kartus, jinai pasakoja apie mane. Jinai papasakoja irgi tą patirtį, kad praėjo žingsnis ir buvo sunku labai blaiviai gyventi ir buvo ieškojimas. Ir ką jinai padarė, kaip jinai surado tuos vaistus, ką reikia daryti. Jin tiesiog praėjo 2 kartą žingsniais, suprato per prato programą ir pradėjo veiksmo programą, pradėjo gyventi. Ta pati aš išklausius, aš supratau, pasiskambinau jai, tada rekomendavo globėją. Tai tikrai dėkinga Dievui už tą globėją, kurią Dievas man atsiuntė, suvedė, nes jinai sugebėjo man savo patirtį perduoti ir taip, kad aš suprasčiau. Kiekvieną vakarą, kaip mažą vaiką mokino vaikščiot, kiekvieną vakarą aš jai rašydavau, rašinėdavau, skambindavau, kaip aš jaučiuosi, mokino nuo pirmų žingsnelių, kad aš suprasčiau, perprasčiau, kad taip laužėsi mano egoizmo spygliai, man taip skaudėjo. Nu,
Taip, man sunku persilauž buvo. Aš negalvoju, kad tai bus iš tikrųjų nelengva. Programą perpratau, perėjau tą kelią kartu su globėjas, su Dievo pagalba. Ir tikrai, kai atėjo per patirtį pirmieji vaisiai, aš pradėjau ir tikėti, ir žinot, kad tas veikia. Kitas įrankis veikia, šitas žingsnis taip, bet aš daryti turėjau. Aš padarau kažkokią ryte nesąmonę, su draugu išsiskiriu, o vakare jau taikaus, manipuliuoju kaip aktorė. Galiu būti labai nuostabiai gera, meili, iškart negaunu to, ko noriu, iškart galiu pasidaryti žvėris. Iškart metu ir iškart, grinai apie mane kaip aktorė irgi knygoje rašo. Ir globėjas, kai kurie tikrai tie patirtis, kai aš dalinausi savo patirtimi, nebuvo man malonės ir nebuvo man patogi. Jinai buvo ta griežta, kurios man reikėjo, nes, Dievas davė, gal matyti, aš jau tiek buvau pasirengus, tiek įsitaškius, aš jau pradžiai sakiau, aš darysiu viską, ką tu liepsi, ką tu pasakysi. Ir aš, kaip man išėjo, taip ėjau, griuvau, kėliaus, vėl vedė jinai, vėl. Ir taip perėjau tą programą ir aš ją perpratau. Man reikėjo laiko, reikėjo visur įsitaškyti ir net kol tas lūžis buvo, gal pamenu irgi toks skausmingas įvykis, bet taip turėjo būti, kad man ant tiek skaudėjo, bet tam ieškojimų kely į pabaigą jau. Aš nuvažiuoju prie tokio piliakalnio ir ten apačioje didžiulis toks kaip piliakalnis, ten nežinau, kiek 50 metrų gilyn. Ir aš su mašina ir aš galvoju, aš taip pavargau gyventi. Tiesiog pavargau gyventi. Tuščia, viskas tuščia. Ką aš čia veikiu? Blaiva. Tas jausmas buvo ten. Ir sakau, dievulis, bet Dievas, jis mane saugo. Ir man atnešė mintį tą. Atnešė mintį, Žydra, bet tavo dukra gali. Tavo dukra eina į priekį, jinai jaunesnė už mane per pus, bet jinai visą tą padarė ir mane atvedė. Ir dabar aš turiu toliau eiti, turiu toliau, atrasiu. Jeigu kiti atranda, turiu ir aš. Ir aš kažkaip man tą apie dukrą mintis, aišku, sūnus, bet turiu meni, kai dukra atvedė ir tam pačiam kely, man kažkaip, negaliu aš pasiduoti, nuvilt jos. Tai juk šiaip tai tėvai vaikus veda ar nuveda kažkur, o čia taip dievulis sudėlioja. Ir aš apsisukau su mašina ir tada labai neužilgo, sakau, ir ta globėja atsirado per kitą mūsų anonimę ir mes kai tuo keliu ėjom žingsniu, tai tikrai jis nebuvo lengvas, bet labai tie vaisiai skint, tai buvo man tai kažkas nuostabaus, nes 4. išsirašė tų dar kambarėlių, kur liko. Neišvalytų, nesutvarkytų, nes aš jau tada supratau, perpratau, kaip tai reikia daryti. Ir 9 tie padaryti su globėjos pagalba irgi atitaisyti tą žalą, ką mes su padarius. Tai mano santykiai su vaikais pradėjo tvarkytis, turiu meni, aš labai tinka žodis mano gyvenime naudota, ką aš turiu santykių su vaikais dabar, tai natūralu. Mes turim tokį natūralų mamos ir dukters sūnaus santykį, kad aš gyvenime negalvoju, kad man Dievas duos tokias dovanas. Aš seniau būdavo nuvažiuoju pas juos į Vilnių, pridarau valgyti vakare, to, ko žinau iš vaikystės mėgsta, puodais didžiulis, tempiu per 2 rankas tašes, net neklausiu, jie nori, nenori, einu sutvarkau dar namus, dar ten rūbus, išbambu, išaiškinu, bet aš mama, ašgi visko rūpinuos. O dabar, kai nuvažiuoju, aš klausiu dukters, sakau, aš galiu išplauti indus po vakarienės? Jo, gali, mama. Aš sakau, aplamai netgi vakarienį, sakau, ar mes į parduotuvę važiuojam, tą gaminsim, ar čia kažką turim, ar sūnaus paklausiu, vėl tu kartu vakarieniausi, ar rytoj pietaujam, gal kartu, gal gali, ar nori. Mes tarėmės, man tai yra nauja ir aš jau tai metai laiko vyksta ir man toks nuostabus dalykas. Mes su sūnum sėdim, dukra nenori, nepietauja, bet mes su juo sėdim, pietaujam, mes šnekam įvairiom temom, pas mus natūralu, aš nebekritikuoju jo, aš jam nevadovauju, aš jo nekontroliuoju, kažkas nerealaus tas santykis. Aš jam nenoriu, kad jis man skambinėtų ten, bet kad aš jo dėmesio mažo, ne,
Jisai gali paskambina, aš irgi, į mėnesį kartą pasuku, reikia kažkoks reikalas vėl, bet natūraliai. Jeigu mes su dukra norim, mes kiekvieną dieną galim pasiskambinti, bet vėl tai yra natūralu, savaime gaunasi. Tai vėlgi čia man didžiausias yra Dievo dovana, kai pabūnu Vilniuj vieną dieną ir ruošiuosi namo ir dukra sako, mama, pasilik dar, sako, pasilik dar, tu galėgi pirmadienį ryte išvažiuoti. Tai man šitie žodžiai, man yra tas toksai rodiklis, kad aš einu tuo keliu, kuriuo Dievas veda ir tas, tai va čia tas kelias, jeigu dukra manęs dabar prašo, reiškia, kažkas tokia dovana, kad ir mes nepareigojam vieną kito su dukra ar sūnaus, ką norim irgi, ar ten išvažiuoti, ar veikti, neribojam laisvės, sakau, daug dalykų darom, tai yra programiniai dalykai, bet kai praktikuoji, tai patampa natūraliu gyvenimu, kasdienybė. Santykis su mama, tai iš viso stebuklas. Aš pas mamą važiuodavau seniau vien dėl to, kad reikia. Ir aš nemoku pasakyti, koks buvo pas mane viduj kalnas, kai reikia važiuoti ir kažką užvežt, nuvežt, arba šiaip į mėnesį kartą aplankyti. Man stovi čia, o nuvažiavus, aišku, visada išvažiuodavom su ašarom. Nes mama prikalba, taip aš galvoju, tada čia, pirmojo gyvenimo mano žodžiais, tai mama man tą pasakė, mama tą padarė, mama kontroliuoja, man vadovauja. Ir visada tai buvo, bet koks viduj pasipriešinimas buvo. Ir aš, kai globėjai sakydavau vakare žinutėj, man mama pasakė ten tą ir tą, jinai, tai įsivaizduoju, kaip jinai gali. Aš atrodo pasiguodžiu, pasakiau globėjai, čia pradžiai žingsnį. Ir man globėja žodžiai iki dabar skamba. Į mamą su meilė ir pagarba, taškas, žiūri savo šaligatvio pusės. Man šita taisyklė, šitas mano globėjo žodžiai, aš nežinau, aš naktį nubudus pasakyčiau. Bet supratau ir jų prasme. Ir su tuo atėjo man praktikuojant, labai po truputį, su mama labai sunkiai ir gan per metus gal kokius, tai tas santykis statosi ir dabar jisai. Bet ko aš neišbandžiau. Bet pradžiai skambinau, Sergejaus seminarus tuo pačiu irgi ėjau, kai mane globėja vedė žingsnis ir Sergejaus tuo pačiu dalyvavau seminaruose nuotoliniu, bet tiesiogiai turiu omeny. Tai jisai, jo patirtį irgi paėmiau, kad jis tėčiui pradėjo skambinti kiekvieną dieną, dėmesį skirti. Aš irgi. Mamai paskambinu kiekvieną dieną, bet man šitas reikalas netiko, nes mama gal po 2 savaičių sako, ko tu iš manęs nori, kad tu skambinėjai kiekvieną dieną. Supratau, kažkas čia netaip, netitaikėm. Tada neskambinu, laukiu, kitas variantas ėmiau, kad kol mama man paskambins. Tai jinai skambina vėl po kiek laiko, tai tu mane užmiršai, nesirūpini taip ir taip. Negalvoju kažkas. Ir palikau Dievo valiai, paprašiau Dievulį, tu sutvarkyk čia kažkaip. Ir tikrai gavosi taip, kad mama paskambina, kada nori, aš paskambinu irgi, kada nori. Yra reikalas vėl, nuvažiuoju, nulėkiu. Bet kas vyksta? Mama, aš į mamą tokie, net man žodžių sunku surinkti. Su meilė, pas mane viduj nebėra to kalno, kur perlipt reikėjo. Aš į mamą žiūriu ir ją jaučiu meilę, pagarbą, supratimą. Nesvarbu gyvenime, vartojus kiek alkoholio, ten kaip kas, bet tai jai dar sunkiau nuo to gyventi, dabar jinai visiškai nevartojanti po tėčio laidotuvių 6 metai. Kiek pas ją baimių, kiek jinai apsaugot nori visus. Jinai neblogo man nori, jinai mano mama, jinai man gero nori ir jinai savo supratimu tai daro. Tik aš turiu suprasti ir elgtis kitaip, aš kalbėti turiu kitaip, aš ką transliuoju, ką galvoju ir savo darbais, ir turiu kitaip į ją žiūrėti ir aš tą padariau. Aš mamai, ir šiandien, jinai sako, taip norėčiau kepenėlių. Sakau, mama, aš padarysiu. Ir man tai nebuvo sunku, tiesiog padariau jai tas kepenėlės, nuvežiau ir aš matau, jin taip džiaugsmingai sako, Dieve, kaip gera. Ir suprantat, aš šiandien būnu pas ją ir aš su tokia meilė žiūriu ją, kaip jinai jas valgo ir man taip lengva ir taip gera. Jinai nesvarbu, ką pasako. Galbūt seniau sakyčiau, ką tu čia vėl nusišneki. Aš jos nekritikuoju. Aš jos nevertinu. Jinai yra mano mama. Ir aš noriu būti iš tikrųjų neteisi, aš noriu būti rami. Aš galvoju kitaip, mano gal būtų mintis, ką jinai sako, nepritarčiau tam, bet ar verta man kažką įrodinėti savo tiesą?
Kai su mama mes turim tokį nuostabų santykį, jai 80 metų. Kiek aš žemėje šitą turėsiu santykį. Tai Dievas man tokią dovaną padovanoja, tai aš už ją turiu būti dėkinga. Ir Dievui, ir globėjai, kad man sugebėjo tą perteikti. Tai aš net nepagalvojau, kad aš galėsiu gyvenime su mama taip bendrauti su meile. Vakar irgi mama sako, reikia šiltnamį pasodinti ant ridikėlį, salotas. Ir aš taip iš šono į save stebiu ir mama. Ir mama ten, va čia taip daryk, tą daryk, čia ridikėlis per tiek siejamas. Ir visi, ir matau, kad tų rekomendacijų mamos labai daug. Aš taip gražiai mama, sakau, tu tikrai žinok, pavargsi karštą jau šiltnamį, gal tu eik pailsėk. Aš tikrai viską padarysiu, kaip tu sakei. Viskas. Mama nuėjo ilsėtis. O kaip būtų seniau? Nu, tu eisi ar ne iš to šiltnamio, jeigu nori, ką nors padaryčiau, tai tu eik iš čia. O dabar, ir aš save stebiu, ir aš su tokia, svarbiausia, viduj pas mane ramybė ir meilė mamai. Nes, nu, jinai išeis, kitos nebus. Tai, sakau, vyksta stebuklai ir ypač vat, su mama, kai kalbant, tas 9-ukus, kai dariau, aš vis globėjai sakau, kaip man su mama tą 9-uką reikia padaryti, nu kaip, jin sakau, jai anoniminiai alkoholikai, jai kaip sekta. Jinai visą laiką, nu čia tave įtraukė, bet jau paskutiniais metais jau to nebesakė, bet seniau tave įtraukė, čia jau žinok, tu turtus užrašysi, tų turtų aš ten turėjau, bet, nu, žodžiu, mamos žodžiais, tai buvo kažkas labai blogai. Ir galvoju, nu kaip man daryti 9-uką, jin sakys, iš vis nuprotėjau. Ir man globėja sako, Dievas tau ir situacija bus parodys, ir laikas ateis tikrai. Aš čia pati planavau vasarą. Vasarą mamą, galvoju, prie jūros nuvešiu, planuoju, užsiemu čia savo statymais, dėliojimais ir mamai pablogėjo sveikata ir iš tikrųjų mes niekur nenuvažiavom. Ir praėjo mėnuo geras, gal pusantro. Ir vieną rytą sako, atvažiuok, labai svarbu. Nuvažiuoju ryte pas mamą prieš darbą ir jinai paskaito tokį lapelį. O tame lapelėje parašyta, Žydrutė, aš atsiprašau, tu nepyk ant manęs kaip mamos, kad aš tau galbūt kažką pasakau, patariu, nes aš tik iš meilės viską darau. Ką darau, aš viską darau tik iš meilės. Ir jinai verkė. Jin tą lapelį norėjo suplėšyti, aš pasidėjau jį, apkabinau, sakau, mama, viskas bus gerai. Dievas taip sudėliojo, kad jinai man 9-uką padarė. Ir aš supratau, kad va dabar laikas, bet man dar reikėjo pauzę paimti. Ir ant rytojus aš nuvažiavau, mamai, ką mėgsta, vaisį nupirkau ir apkabinau ją ir trumpai sakiniais mamai tiesiog kaip aš galiu atlyginti žalą, mama, ką aš esu per savo alkoholio vartojimą tau padarius. Ir jinai, tai yra neįtikėtina, pats toks lengviausias 9-ukas man su Dievo pagalba, jinai mane apkabino ir man į ausį sako, Dieve, kaip keičiasi žmonės. Tai kokios dovanos geresnės bereiktų mano gyvenime. Tai, sakau, vyksta stebuklai ir tiesiog tai yra neįkainojama, kai turiu. Tai kiekvieną dieną darbe vėlgi irgi padariau 9-uką su kolegė, kurią atėjus į darbą aukščiau save laikiau, kritikuodavau, iškeldavau, kad aš geriau žinau, mėgdavau apkalbėti, nu, žodžiu, jaučiau tokį, labai šlykščiai elgiausi su ją. Ir aš tikrai nuoširdžiai ją į 9-uką padariau, irgi vėl kaip galiu atlyginti žalą, taip trumpai, paprastai žodžiais, bet aš apsiverkiu ir jinai apsiverkia ir vėl tas toks nuoširdumas, tas toksai, nu, ir mes dabar nuo to karto, nu, tikrai pas mus dirbam, einasi darbai, humoras, bet ką aš darau, kokį aš pasidariau. Aš kolegom nebeaiškinu taip daryti, tas padaryta turi būti tas. Aš tariuosi, aš diskutuoju, galbūt ar reikia. Turiu vis tiek tada pagrindžio, gal, va čia toks būtų gal rezultatas, gal pabandom. Ne, teisingai, jie duoda dar daug geresnių minčių, negu aš pati padaryčiau. Bet vyksta diskusija. Ir su kolegom, sakykim, tais, kur pamatau, kažką ne taip daro. Nu, aš nesu Dievas, kad aiškinu. Yra, sakykim, jiem atitinkami vadovai. Daug dalykų išmokau, va tas 4 žingsnio įrankis, pažiūrėti kitą žmogų, jeigu kažką, jisai kokiu pykčiu trykšta, ar, sakykim, nepasitenkinimo, kad jis irgi sergantis dvasinė liga, kad jis yra taip pat pilnas egoizmo ir tiesiog nekariauti,
Galbūt paprašau Dievo pagalbą, suteik man jėgų, kad tą žmogų suprasčiau ir priimčiau ir gal padėtam žmogui reikia. Ir vat buvo kelios situacijos, tokios aštresnės ir taip jaučiu, aš taip stebiu, bet tokia ramybė ir pro mane praeina. Taip. Aš nesureaguoju po to. Tas žmogus ir užsimiršta, jis ir ten kitą dieną, jis net neatsimena, kas buvo. O ankstesnioji pirmo gyvenimo Žydra, to ankstesnio būčiau, nežinau, kaip stačiusi vietą. Tuo metu taip galvoju, į vietą statysiu. O dabar va taip ir tas, sakau, va, tas savo šaligatvio pusę žiūrėti, tai būtent ką aš darau dabar, ką transliuoju, būtent ką kalbu, kokia mano reakcija, kaip aš su žmonėms santyki, kaip su aplinka, kaip sąžiningai ir pati su savim. Visą tą, šiaip stebiu save ir visą tą, kitaip elgiuosi pagal dvasinius principus. Tiesiog sąžiningai, kaip 10 Dievo įsakymų. Bet man, sakau, reikėjo kaip vaikui pradėti mokytis vaikščioti. Aš taip jaučiausi. Kai globėja mane vedė už rankos, tai pas ją kiek kantrybės, kiek jinai laiko, man atidavė ir jėgų, manau, ir už rankos jinai mane vedė, sakau, aš kiek lupau, kiek pas mane ten buvo, kiek dar nesupratimo, kiek aš jo žinutės, kai kurias net atsirinkus, bet garsinės atsirenku ir perklausu, nežinau, po kiek kartų, kol man daina. Tai kokia mano galvelė alkoholikės, kaip sakant, yra vis tiek savaip. Aš girdžiu tą, ką noriu būdavo girdėti, arba iš pusės sakinio susikuriu savo filmuką. Susisuku tokį, kad jau, tai va, toks dalykas. Tai va, šiai dienai ir ką Dievulis davė, tai dabar va, ir kad šį vakarą leidžiam su dukra savo namuose. Pasiekoju viskas, kas vyko va šitų kelių metų mano blaivybės, tai turiu per kelis mėnesius baigiamieji, jau rytoj paskutinis irgi, turiu savo namus, baigiamieji štampai ir tuos namus, kuriuose gyvenau prieš 6 metus ir 30 metų išgyvenau. Ir vaikai gimė ir augo ir grįžau į tuos pačius namus ir tai yra dar viena, tokia apčiuopama dovana, bet ta nematerialinė prasme, bet aš čia labai gerai jaučiuosi. Čia mano vaikai labai gerai jaučiasi. Dukra mano, tai iš jų net šuniukas ir tam patinka čia. Dievulis gal žinojo, kad kur aš, netgi tie namai, kokie man, mieli, ramus, kaimynai, tie savi veidai, man čia taip gera. Aš nesenai pagavau save, aš gal šiandien globinukė, bet ir pasakiau globinukai, bendravom, kad aš grįžtu, kad ir kaip pavargus po darbo. Ir aš dabar jaučiu ramybę. Man nebėra to dalyko, kad tiesiog aš laiminga čia ir dabar. Man būdavo seniau, žinot, toks dalykas, kai, aš pasieksiu tą, įsigysiu, pavyzdžiui, tą mašiną pasikeisiu, arba uždirbsiu dar tiek pinigų ir tada pabūsiu laiminga. Mano laimė bus kažkada, kai padarysiu dar tą ar tą. Arba, vaikai išeis mokytis, tada tai pagyvensiu. Vis kažkada, bet dabar aš tada nesijausdavau laiminga, kad čia ir dabar. To nebuvo jausmo. O dabar aš kažkaip pagaunu save, ypač šituos namuose, kad ir šiandien, sakau, pasidalinau net. Tokia ta palaima, taip gera. Tai kad duoda programa, tai yra Dievo dovana, nes bet kokioje situacijoje, ar stresinė, ar galų gale kitas žmogus gali būti kažkokioje emociniai nestabilioj būsenoj, bet aš žinau, ką daryti. Įrankių yra pilnas bagažas. Aišku, užeina ir man tų būna emocinio ir nukrypimo, ir baimė kažkokia kažkur užeina, ir gal susierzinimas gali ateiti visko, bet yra įrankiai. Yra skambutis kitam alkoholikui, yra pauzė, yra maldos, yra kitas veiksmas, su Dievu pakalbi, pasišneki ir darai, nebūni kažkam naudingas. Pagalba globinukiai tai yra didžiulis dalykas, kitai alkoholikai irgi, jeigu reikia pagalbos. Vėlgi, užmiršti apie savo kažkokias nesąmonės, apie savo mintis nesveikas, jeigu dar įlenda ir jeigu jas įsileidžiu įlenda, tai einu daryti tą, ką reikia. Nes aš žinau, kad tai veikia, aš jau tą žinau. Nes tai yra išbandyta jau kiek kartų, o tik praktikuojant ateina tas žinojimas.
ta žinojimas, kad tik gyvenimas pagal dvasinius principus suteikia man ramybę. Ramybę, džiugesį, tą tokią laimę. Ir bet ta baimė, sakykime, nebėra tos baimės, jeigu kažkas būtų, atsitiktų ar dar kažkos, nei į ateitį, nei į praeitį lindimai. Tiesiog čia ir dabar gyvenu. Tai bet kokia, sakau, situacija sunkesnė, ta kažkaip ir tiek, kiek dovanų dievulis dovanojo man, tai nežinau, gal sunku tai žodžiais apsakyti. Sunku, tai gal dabar, nežinau, į pabaigą pasakysiu, gal kaip visada grupės gale pasakau, kad labai labai dėkinga, be galo dėkinga Dievui, kad buvo šalia savo globėjai ir pirmai, ir dabar globėja, kur mane taip stipriai vedė už rankos. Ir jums visiems tikrai dėkinga, kad galiu ir tarnauti, ir būti kartu, ir padėti, ir jūsų išklausyti patirtis. Tai yra nuostabus dalykas. Tai yra neįkainojama. Tai, kad Dievas man padovanojo. Tai va tiek, galbūt mano patirties. Ačiū. Galite užduoti, jeigu norit klausimų, kažkas kažko paklausti. Vigilija. Ačiū už pasidalinimą, klausau ant vieno įkvėpimo. Ačiū paklausti, ką pasakytum naujai atėjusiai moteriai? Gal gali pakartot klausimą? Ką pasakytum naujai atėjusiai moteriai? Atėjusiai naujokiai, ką rekomenduotum? Ačiū. Aš turiu patirtį Žydra, mikrofoną įsijung. Linutė, jinai per erdvę pasijungus. Ačiū. Aš turiu patirtį tokią, kad mano grupė yra online erdvė, tai kreipėsi į mane kelios moteris, kur norėjo, kad pravesčiau žingsniais, ar ne? Tai būtent tokios pagalbos, ką aš galiu padėti, ar ne? Tai aš su moterim pasikalbu, kaip jinai jaučiasi, kaip duodu pirminės rekomendacijas, kažkokias, nepalieku tą dieną, sakykime, jeigu žiūrint, kiek pavartojimo yra, kokie jos ketinimai, kiek atlankius grupių, kokia jos aplinka. Tai pagal savo patirtį, ką mane globėja, jeigu, ką man, sakykime, kokias rekomendacijas teikia, tą aš ir rekomendacijas naujai moteriai teikiu. Tai matot, kaip Vigilija, grupiai gyvoj, aš neturiu tokios patirties. Aš tik tai galbūt, kaip su manimi elgiasi, aš apkabinčiau tą naujai atėjusią moterį. Pasakyčiau, kad tu čia pataikiai. Ačiū labai, kad atėjai. Ateik vėl, būk su mumis. Manau, kad labai ten pirmą kartą tikrai ir antrą gal dar neskatinčiau apie jokias programas, tik tai, kad būtų, kad jinai pajaustų šilumą, pajaustų, kad čia tarp savų, kad mes visi tokie, jinai neišskirtinė, kad nebūtų pas ją tokios baimės, kad tiesiog ją priimti šiltai. Jeigu būtų tai gyva grupė, o jeigu kai online, tai vėlgi, vieną kartą bendrai teko su moterim kalbėti ir kaip tik dar buvo prieš grupę, tai vėlgi pakalbėjau, pasakiau, kaip kada būna tas laikas mūsų grupės. Pasakiau, kad nuraminau tikrai jinai ne viena ir kad viskas bus gerai mažai žingsneliais, po vieną dieną. Tokie raminantis dalykai, kad jinai čia pateko, tarp savų. Tai gal tokia, tiek, kiek turiu patirties, tai tokia patirtis. Tai manau, tu to klausiai. Tiek. Ačiū Žydra labai už atsakymą. Labas vakaras, Diana alkoholikė. Ačiū Žydra už tavo sveikimo patirtį. Sakyk, ar galėtum pasidalinti tą savo kelią
ieškant aukštesnės jėgos. Kaip link to ėjai ir kaip tau pavyko ją atrasti? Ačiū tau. Ačiū. Nu, vat ir buvo matyti mano, kaip sakoma, kai stovėjau prie to piliakalnio ir kai galvojau, ką aš čia veikiu šitam gyvenime. Ir kai buvo mano matytas lūžis, kai aš darysiu viską, tik pasakykit, ką man daryti, kad man nors kiek geriau pasidarytų. Ir kad aš esu bejėgė, kad neturiu jėgų tam pati eiti sveikimo keliu ir kad turiu atrasti tą aukštesnę jėgą, tai